dabar žiūrėdamas galvoju, kad labai drąsiai sakyčiau, štai va šitą galima skaityti, siūlyti ir išversti galima. Ji tarytum mūsų patirtis, sovietinės, posovietinės, čia būtų priskirta kolonialistinės literatūros teorijos ryčiai, tokie tekstai, bet jie būtų tiesiog įdomus, nes yra įdomus pasakojimas. Tada aš vėl galvoju, kai tave lyginu su literatūros tradicija, Lazdynų Pelėda mokėjo pasakoti įdomiai. Jos jėga buvo intriga, siužetas, efektai, o ne žaidimas subtiliomis reikšmėmis, ką mėgo daryti vyrai, aputis ar dar kas nors. Tai štai atsiranda toks įdomus skaitomas romanas. O kita, tu čia užsiminėjai, matyt, meniškumo paslaptis yra autoriaus nuoširdumas. Nes rašyti galima išmokti. Va, dabar aš turiu pilną krepšį filologų rašinių, filologijos rudens. Labai raštingi žmonės, labai apsiskaitė, daug rašo, bet negyvi žodžiai, mediniai eilėraščiai ir tiesiog vargas. Dėl šito tikra literatūra prasideda ten, kur yra ir literatūrologiniai sugebėjimai, ir talentas, ir nuoširdumas atsiranda. Va, nuoširdumas. Ne atviramas skaitytojai, bet kažkas su toks tikras rašymas. Ir man atrodo, šiame kūrinyje tai, įsipildo. Labai nemėgstu, kai kas nors paviršutiniškai knaisiojasi kūriny ir ieško biografinių faktų, kuriuos galima štai susieti su rašytoju. Bet šiaip tikrai autentiško kūrinio parašyti neįmanoma be autentiško santykio su gyvenimu, su tikrove. Dėl biografinių faktų galiu pasakyti, kad čia labai daug biografinių faktų yra. Tik turėkit omeny ir skaitytojai ir rašytojo vaizduotę. Ir tiesiog nereikėtų jų taip labai ir primityviai susijęti su autorium, nes, ką žinau, ką galvojo mano mama, ar kaip ten viskas buvo, kai jinai paskendo toj upėj Rusijoje, ne Rusijoje, Baltarusijoje, tiek to išduosiu tokia jau konkrečia vietovė. Aš nežinau, aš stengiuosi tai rekonstruoti fantazijos pagalba, vaizduotės, intuicijos, iš kažkokių pasakojimų vaikystės. Nors tie pasakojimai virtė jau kažkokiom legendom, kažkokia vaikystės mitologija. Rašytojas paprastai gimsta jam idėja, vaizdinys, arba kažkokia tema, arba problema susijus arba su jo pačiu, arba su jo vaikais. Ir tai tampa gyvais personažais. Ir jie kuria, taip išauga. Išaugina tos personažus, atsiranda jų gyvenimai. O tai esi ypatinga vėl tuo, kaip ir kokia Lazdynų Pelėda, kad tu stebi gyvenimą ir žmonės, kaip atmenė tada kalbėjome, kai kurios matai gyvenime ir juos aprašai va tiesiogiai. Ir tos klastos, kad tu realistiškai kūri modernistinę literatūrą, aš net neįtariau ir nepastebėjau, galvodavau, kad išgalvoju. Susipažinau su vienu tikrai balzamuotoju žmogumi tos profesijos, tai jis buvo baisiai sužavėtas, sakė, iš kur jūs tiek žinot mūsų profesinės veiklos paslapčių, sako, gal jūs domėjotės, aš sakau, gink Dieve, kažkaip gal dar ne, nors visokių ten dalykų gyvenime yra, bet kažkaip numirėlių balzamavimų dar ne taip, bet jis sakė, va. Yra labai konkrečių, netgi tokių įvaizdžių susijusių su ten, ką pirmą užsiūti reikia, ką ten taip toliau. Tai man tik plaukai pasišiaušė ir pagalvojau, tai ir mano vaizduotė, galvoju. O pasirodo, esame tokių fantastinių žmonių. Paslaptis yra ta, kad gyvenime yra įvykiai, yra daug fantastiškesni, negu bet kuris rašytojas galėtų juos išgalvoti. Gyvenimas yra daug daugiau netikėtumų ir įdomybė. Bet jeigu mes juos tiesiogiai perkelime į literatūrą, tai nėra literatūra, ji neįtikinama. Literatūra visuomet konkretybę paverčia universaliją, paverčia visiems suvokiamą kažkokią patirtim, universalizuoja, o gyvenime įvykiai yra unikalūs, vienkartiniai. Tai štai tu kažkaip sugebi pagauti gyvenimo konkretybę ir ją universalizuoti. O net ir ta knyga, ją visi skaitys ne kaip tavo kažkokia istorija, bet kaip bendražmogiškas patirtis. Kaip tu sugebi tą gyvenimą realybę, o suteikti, jei sakytume tą, kaip su autorius sakytų,
daugiamatiškumą, polisemantiškumą, prasmių gelmę, arba, sakykime, tokia archetipinės reikšmės, kaip ir, kuriuose išnyra ir pavadinimuose, ir kai kuriuose motyvuose. Nu, jeigu aš tai žinočiau, tai gal nerašyčiau, nes tai yra baisiai intuityvus dalykas, kurio negalima paaiškinti. Iš tiesų, jeigu tai būtų galima paaiškinti, išanalizuoti, surašyti punkteliais, tai kiekvienas galėtų būti rašytojas ir taip rašyti, nes išmokti galima, o yra neišmokstamų dalykų. Ir, na, be abejonės ir universitetiniai laikai, ir studijos čia irgi turi savo, ir pats gyvenimas, ir su savo tais visai dramatiškais įvykiais turi savo. Manau, kad ir žmogaus temperamentas irgi taip pat prideda visą laiką kūriniui savo dalykų. Ir svarbiausia neturėti išankstinių nusistatymų, schemų, šablonų, kad aš užsibrėžiau parašyti taip. Nes schemą iš karto pamatai, perkandi, tau pasidaro neįdomu. Nes literatūros paslaptis tai yra būtent intuityvumas. Nu, bet tas intuityvumas ta prasme, kad kūrinys gali būti labai logiškai struktūruotas, galima labai matyti visus veikėjus, bet jo potekstė gali būti kažkoks sukrečiantis intuityvumas. Jis yra, manyčiau, variklis, nes rašyti mokančių žmonių šiandien yra labai daug. Rašyti išmokusių, tiksliau, rašyti išmokusių žmonių yra labai daug. O mokančių rašyti aš nežinau. Čia ne man spręs, bet nemanau, kad būtų labai daug, nes tai yra savotiška katorga, savotiškas rašymas yra bjaurus dalykas, galiu pasakyti, tikrai bjaurus. Negana su redaktorė kovojau dėl žodžių, kad man neiškupiruotų tų psichuškė, voronokas ten ir panašiai. Gavarilka, batareika, nu negaliu, sakau, taigi man jūs apimsit visą kūrinio potekstę. Tai žodžiu, bet esu dėkinga redaktoriui už jos pastangas vis tiek tai. Žodžiu, nu kodėl tų žodžių reikia dabar Gavarilka? Nu radio tašką galima, nu ne milicijos voronokas, milicijos kokia varnelė, ar būdelė, ar mašinėlė, nežinau čia kokia. Nu galima ištaisyti, bet turi intuityviai jausti, ko negalima taisyti. Pastebėjau, kad ta knyga yra kokybiškai kitokia. Anksčiau Renatos prozoje buvo kažkokio lyg užslėpto įniršio, lyg skausmo, lyg kažkokio klaidžiojimo aplinkui kažkokias problemas, neįsiduodant pernelyg. Tik tai išreiškiant kažkokį dvasios sukrėtimą, pyktį, tarytum, pasauliu. O šioje knygoje atrodo, kad staiga atsivėrė kažkoks tos kūrybos centras, kažkokia priežastis. Jis yra pasakojimas tikras, nuoširdus, jis yra savotiškai baisus, tačiau jame yra gerumo. Ir mane kaip skaitytoja knyga įtraukė.